Lengva pergalė, bet ar esate patenkintos komandos žaidimu? Na, visų pirma, mes ieškom žaidimo stiliaus. Aš nenorėčiau, kad mūsų komanda tik tai lakstytų ir mėtytų. Akivaizdu, kad mes esam stipresni, bet norim kažkokį net iš tokių varžybų išgauti kažkokią tai kokybę. Tai sakysim, ketvirtas kėlinukas buvo būtent mūsų tikslas, kaip mes sugebam kontroliuoti varžybas, nes Eurolygoje neprilakstysi. Ir sakyčiau, mums neblogai pavyko, vien dėl to, kad per paskutinės 6 minutės, reiškia, nebūtinai greitą puolimą, kontroliuodami nuo puolimo gynybą, mes sugebėjom praleisti tik 2 taškus. Tas mane patenkino, nors turėtume tą daryti visas 40 minučių, mes, sakysim, paskutinės 6 minutės buvo neblogas. Ar jūs spėjot pažinti komandos naujokus? Na, dar ne iki galo. Pakol kas tikrai net nežinau, kaip man reiks panaudoti Dejaną Borovniaką. Jis geras toks bendro pobūdžio žaidėjas, bet katrosios pusės yra stiprios, kad silpnos, dar turiu aš jį pažinti. Na ir sakysim, Aronas, mūsų australas, yra puikus žmogus, darbštus gali dirbti nuo tokio vakaro, jam truputėlį trūksta žinių, stengiasi, reiškia, dar iki galo aš jo neįsiaiškinau. Na, dar turim porą savaičių laiko iki pirmojo Eurolygos varžybų, aš manau, kad mes surasim bendrą kalbą. O kaip man, ar nebus trūkumas, kad, tarkim, Bojanas Popovičius nėra toks geras snaiperis, kaip buvo Čekas Eicinas? Na, žinot, mums šiuo metu tai nėra per daug svarbu, sakysim. Mums svarbu, kad tas žmogus gali kontroliuoti komandos žaidimą. Jisai laikosi prieš varžybas nustatyto žaidybinio plano, jis disciplinuotas, su puikia serbų mokykla. Reiškia, aišku, būtų neprošal, jeigu galėtų Keičiakas pelnyti dar ir kokie 20 ar daugiau taškų, bet jis nėra toksai. Bet jis pilnai tenkina šiuo metu mūsų komandą. Aišku, bus matyti, kai mes pradėsim žaisti Eurolygą, kur yra silpnos mūsų pozicijos. Sakysim, ir Maskvoje turėdami Gomelskio vardu turnyrą žaidėm su CSKA, su viena iš tituluočiausių komandų. Ir, na, sakysim, gal jie dar ne visiškoj formai, ne visi žaidė, bet nebuvo labai jau kažkokio didelio skirtumo. Mes pralaimėjom, bet įtemptoj kovoj ir su tuo pačiu triumfu. Mes sugebėjom iš sunkios situacijos išplėšti pratęsimą ir pratęsime vėl savo, sakysim, žaidėjų taktiniais sprendimais įveikti šią komandą. Šitie dalykai mane džiugina. Na, gal truputėlį problema yra ta, kad prieš atsakingas Eurolygos varžybas, aš manau, kad pirmos varžybos namie su FS bus, na, sakysim, toks mažasis finalas, nes nuo to priklausys mūsų tolimesnė visų varžybų eiga. Mums trūksta gerų varžovų, su kuriais galėtume sužaisti taškas į tašką ir, sakysim, netgi tą pergalę šiandien. Sakysim, dabar vėl atvažiuoju aš su visa pagarba visom komandom, reiškia, mums nėra pilnaverčiai varžovai, kurie mums padėtų pasiekti tą lygį, kad mes galėtume gauti su geriausiam Europos komandom. Šitas truputėlį neramina, bet situacija yra tokia, kokia jinai yra ir dirbam, stengiamės, žiūrėsim. Treneris prieš geras komandas, tarkim, CSKA, Žalgirio Aukštaūgį prisirinkdavo anksti pražangų. Kaip spręsti šitą problemą? Taip, čia yra didelė problema, nes mes žaidžiam agresyviai, bet neužtektinai protingai, taip gal įvardyčiau. Ir šiandieną mes turėjom problemų. Reiškia, agresijos mes nuimti negalim, galim tik tai prie tos agresijos įvesti kažkokį tai gynybos švarumą. Nes jeigu mes ginsimės pasyviai su šitais žaidėjais, ką mes turim, mes neturėsim jokių pranašumų, mes būsim priversti aktyviai gintis 40 minučių, agresyviai, bet sumažinti baudų skaičių.